Sveiki. Dirbantiems su Finvaldos buhalterinės apskaitos sistema pristatome galimybę eksportuoti sąskaitų pardavimo informaciją pagal kiekinės apskaitos principą. Tai ką reikėtų atlikti ir papildomai nustatyti. Tai keliaujame į modulį, Finvaldos būtent modulį, ir jeigu dar neturite jo aktyvavę, įdėkite ir reikalingi bus prisijungimo duomenys, tai atitinkamai API raktas, prisijungimo vardas, slaptažodis bei įmonės ID. Visą šitą informaciją turėtume gauti iš Finvaldos tiekėjų. Toliau pasiekus jau nustatymų dalį, reikalinga pasirinkti, pagal kokį kodą jūs eksportuosite paslaugas ar prekes ir susivesti informaciją čia. Eksporto dalyje jau turite pasirinkti, ar pagal paslaugas eksportuosite, pagal suminę labiau apskaitą ar pagal prekių informaciją jų lygmenį. Ir toliau turite pasirinkti, koks kodas bus naudojamas, ar bendras iš nustatymų visom prekiam, ar kiekvienai prekiai jūs nustatysite atskirai. Jeigu atskirai, šios lankiklio nežymim, jeigu vieną bendrą norite naudoti iš čia, jį galite tada aktyvuoti. Toliau pasirenkame sandėlio kodą ir išsaugome nustatymus. Produkto paslaugos kortelėje, jeigu pasirinkote, kad kiekviena prekė turės savo kodą, tada susivedame produkto informaciją ir kiek žemiau pasirenkame, koks būtent kodas bus taikomas tai konkrečiai prekiai eksporto metu. Tai tokiu būdu jūs galėsite valdyti kiekinę apskaitą, likučius ir matyti labiau detalią informaciją buhalterinėje sistemoje.